Sveiki visi, štai mano 15 pamoka, per kurią mokinsiu, kaip pasidaryti gyvybės ir panaikinti priešą. Tai va, pirmiausia einame į spritės, susikuriame naujas spritės, pasidedam gyvybės, darysim širdelėm, anakart darėm liniją, o dabar padarysim širdelę, kad, kas norės, tai pasirinks. Tiesiog pasidarome, kokį norit, kad atrodytų gyvybės, dar susikuriate vėl naują spritę. Pasidame priešas, vėl susikuriate kokį norite dydžio, tiesiog priešą, kaip atrodytų jūsų priešas. Einate į objektą, susikuriate naują objektą, pasidedate gyvybės, susikuriate draw, taip, paskui pasirenkate spritę per čia. Čia rašote viv x viv plus 0, karočiui vis tiek paliksiu tam komentaruose. Čia yra, kad gyvybės tiesiog eitų kartu su žmogeliuku. Taip, toliau einate į player, einate į add event, spaudžiate author, start, room start, game start, ne room, game start, jo. Toliau einate į sorę, įkeliate live, pasirašote kiek reikia gyvybių. Čia gali, nežinau iš tikrųjų kiek būti, gali net ir 100, bet aš parašiau 5. Kur toliau susikuriate priešą, einate add event, pasirenkate collusion, pasirenkate ne priešas, pasirenkate player, einate į sorę, įdedate štai šitą, parašote -1, čia jeigu norit, kad visą laiką temtų, spaudžiate relatyvi, įkeliate destroy, kad kai atims vieną gyvybę, priešas susinaikins. Einate toliau einate į rooms, čia įdedate gyvybės, pastatote priešą, tiesiog matote, atsirado gyvybės, nuėjus prie priešo, jį palietus dingsta viena gyvybė ir priešas. Tai tiek šią pamoką, laukite kitos pamokos, viso, prenumeruokite.